Sveiki visi, su jumis ir vėl aš, Laura Kuznecova, kūno psichoterapijos praktikė. Ir šiandien aš noriu su jumis pasikalbėti vėl tą pačią temą, vėl apie mūsų kūną, apie emocinį kūną, apie mūsų emocinę sveikatą ir galbūt tiesiog paliesti visą tai iš šiek tiek skirtingų kampų, galbūt per skirtingas prizmes pamatyti. Tai labai dažnai pastaruoju metu iš tiesų aš susiduriu su tuo, kad žmonės pasiekia išsekimo ribą, pervargsta, tikrai stengiasi gyvenime pasiekti savo tikslų, o tikslų vis daugėja, kadangi gyvenam laikotarpiu, kai pasiūla dalykų yra labai didelė ir nuo to, kiek sau galime leisti dalykų, nuo to priklauso mūsų tarsi savivertė, ar ne? Iš tikrųjų, taip veikia reklama, medijos, na ir be abejonės mūsų psichika. Mes nuoširdžiai norime priklausyti visuomeniai, bendruomeniai, mes norime būti sėkmingi, mes norime, kad mus mylėtų, kad aplinka patvirtintų, kad esame mes pakankami ir tai duotų mums saugumą. Mes tikime, kad tai užtikrina saugumą. Iš tiesų, tai net jei patiriame tą saugumą, tai labai trumpai, o toliau ir vėl keliaujame į tą pasivyti svajonę, pasivyti tikslą, padaryti dar. Ir tas saugumo jausmas, tas priklausimo jausmas iš tiesų neužsilieka su mumis. Ir tą labai svarbu, turbūt suvokti, kad mes pasiklystame tame pasaulyje tos didelės pasiūlos, kai vejamės tai, kas mums pasiūlyta. Tu gali tapti toks, tu gali būti toks, tu viską gali. Ir viename iš savo video aš jau kalbėjau apie tą visą galybę, kuri yra didžiulis iššūkis mūsų psichikai. Tai dabar turbūt ir vėl norėčiau paliesti ne tik visą galybę, bet ir tai, ko vedami mes taip skubame, taip vejamės ir ko turbūt nepastebime ir nusiviliame, nes net pasiekę tikslą iš tiesų to tokio vidinio užsipildymo, tokio džiaugsmo, tokio jausmo, kad aš esu nuostabus, vertingas, džiaugiuosi gyvenimu, tarsi ir dažnai nepatiriame arba jis būna labai trumpalaikis ir pririštas prie kažko vartojimo. Na, tarkim, man pavyko pasiekti kažkokį labai gerą karjeros tašką ir dabar aš turiu didesnės ir pastovesnės pajamas ir tai reiškia, kad aš galiu daugiau sau leisti ir galbūt aš galiu atostogauti, kažkur keliauti arba daugiau išeiti su draugais į miestą, galbūt įsigyti automobilį. Ir kas kartą, kai mes sugebame tuo pasidžiaugti, viskas yra nuostabu, bet toliau, jeigu mes nesame santykėje su savo vidumi, su savo kūnu, su savo emocijomis, įvyksta tai, kad atsiranda vėl tarsi tuštuma, o tuštuma mus jau baugina, nes mes suvokiame tuštumą kaip atskirtį. Jeigu mes esame santykėje su savimi, jeigu esame taikiam santykėje su savimi, kur aš galiu toleruoti savo nusivylimus, kur aš moku išbūti su savo skausmu, su savo vienatve. Jeigu mes esame tame, tai be abejonės mes užpildome tą tuštumą. Tačiau jeigu mes esame daugiau santykė su išoriniu pasauliu, su tuo, ką vartojame, su tuo, į ką mus kviečiasi išorinis pasaulis ir visiškai atsiskiriame nuo to, kas yra mūsų viduje, nes galbūt mums nėra labai paprasta jausti, kad kažkada buvome atstumti arba dabar esame atstumti, kad esame vieniši, kad mes turime vidinį skausmą. Ir kai mes atsiskiriame, mes iš tiesų atrandame save ir vėl toj tuštumoje, ar ne? Tai tuomet mes tampame tokie, priklausomi nuo stimulacijos. Mums iš tiesų reikia, kad mus stimuliuotų. Tada mes laukiame, ką dar gali pasiūlyti mums pasaulis ir mes vejamės tas svajones, iš ties turbūt nesustodami ir neišbūdami. Viena iš pasekmių be abejonės yra išsekimas ir
vėliau, ko pasekoje mes galime turėti tokias ligas kaip depresija ir aišku, psichosomatinius simptomus. Nes tam, kas gyvena mūsų viduje, vis tiek reikia mūsų dėmesio ir jis mus pasikvies vienokiu ar kitokiu būdu. Ir visgi mes galime turėti tokį taikesnį kelią, kažkaip taikiau ateiti į tą buvimą su savimi. Įsivaizduoju, kad turbūt nelabai būsiu populiari, jeigu pakviesiu vietoj vartojimo dalykų, kuriuos mes galim vartoti, ateiti į kažkokį tiesiog pasisėdėjimą su savimi ir pasiklausimą savęs, nes tai padaryti sunku, ypač pastaruoju metu, kai tiek daug visko, kas gali mus stimuliuoti, džiuginti, nors ir trumpai. Kartais ir būnant tose socialiniuose tinkluose mes vis tiek vienaip ar kitaip atrodo, kad priklausome kažkam ar ne, mes jungiamės prie grupių. Tai ir man nėra taip paprasta atsisėsti ir būti su savimi. Ir lygiai kaip jūs keliauju, bėgu, vejuosi svajones ir patiriu tas tuštumas. Galbūt vienintelis toks pagrindinis skirtumas būtų, kad aš vertinu žemumas ir labai kviečiu ir savo klientus tą daryti. Žemumos tai toks momentas, kai mes nusileidžiame iš tokių pakilių nuotaikų į tokias lėtesnės, gilesnės, galbūt ilgesnės išbuvimas su liūdesiu, su tuo, kad kažką pralaimėjau, su tuo, kad niekada netapsiu kažkuo. Ir tame procese iš tiesų sudūžta iliuzijos. Jis yra ganėtinai skausmingas, bet jis visada turi savo perlus ir tuos perlus parsinešame iš tų žemumų. Ir kaip aš sakau savo klientams, sugrįžęs iš ten niekada nebebūsi toks, koks buvai iki šiol. Tu niekada taip nebeskraidysi, bet ir iliuzijos bus žymiai mažiau, tu turėsi daugiau svorio ir stovėsi labiau ant žemės, tu būsi labiau susijęs su realybė ir kas labai svarbu žinoti, tai su sveikąja savo dalimi, nes sveikoji dalis yra labiausiai susijusi su realybė. Tai turbūt tai būtų toks, gal ir tokia dovana. Neturėjau nei vieno dar kliento, kuris pasakytų, kad žinok, ne. Atsiprašau. Taigi mūsų žemumos iš tiesų yra gana svarbus momentas. Ir ten mes atrandame ne tik savo galbūt sunkesnius jausmus, bet mes atrandame ir tikruosius save. Nes niekaip negalime suvaidinti, kad mūsų istorijoje nebuvo sunkių momentų. Ir didžioji daugumo iš jų mes iš tiesų kažkiek pastringame, tarsi užkimbame. Įšąla mūsų energijos krūvis tenai. Ir tai, kas padeda mums jaustis arčiau savęs, tai pažįstant save ir tokį, ir tenais, ar ne? Ne tik tą, kuris džiaugiasi gyvenimu ir, ir negali toleruoti jokių kitų jausmų. Tai mano galbūt šiandieninis pasidalinimas yra labiau apie tą atradimą savęs per galbūt tokias praktikas, ar ne? Tikrai nenoriu pakviesti jūsų sustabdyti savo gyvenimą ir atsiskirti ir paskirti jį kažkokiam meditavimui džiunglėse, bet galbūt galime ieškoti būdų, kad santykis su kūnu taptų mūsų gyvenimo dalimi, kad tai būtų tam tikras ritualas, ar ne? Kas jeigu mes galėtume pakviesti savo protą būti švelnesniu kūno atžvilgiu, nes protas jis dažnai tampa toks direktyvus ir nelabai nori iš tiesų tenkinti kūno poreikių, nes tai yra kažkas, kas stabdo, kas trukdo, ką reikia suvaldyti. Ir kas yra daug didesnis iš tiesų už tą protą, nes 80% informacijos, kaip žinia, keliauja iš kūno į viršų, į smegenis ir iš smegenų tik 20 į apačią į kūną. Tai, turbūt tam protui ir nėra labai paprasta susitvarkyti su tuo kūnu, aš taip galėčiau teikti.
Ir ne dėl to, kad protas mūsų yra labai blogas, kažkoks tiesiog jis išmoko išgyventi taip, kaip gali geriausiai. Užduotis jam duota gana didelė, todėl kad iš tiesų nebendradarbiaujant su kūnu nėra taip paprasta ir mes tikrai atsiduriam ir generalizuotame nerime nuolatinėme arba kažkokiose tokiose fobijose, ar ne. Ir kaip sako viena klientė, tai jeigu aš pripažinsiu savo baimės, tai galbūt tai bus mano žaizdos, mano tos traumos, užmaitinimas, aš tarsi dar labiau padidinsiu ją. Tai noriu jūs tikrai nuraminti, kad tikrai taip nėra, todėl kad jeigu aš pripažinsiu savo baimės, aš bent jau žinosiu, kad jos yra ir aš galėsiu pasaugoti save, būti savo kitoks, atsižvelgiant į tas baimės, ar ne, galėsiu būti, terapijos tikslas apskritai yra mylėti save sužeistą. Tai ir tai galėtų būti tai, kad kai aš pažinsiu savo baimės, tai tikrai padės man turėti viduje ir tą suaugusį, tą susireguliavusi suaugusį, kuris gali atstovėti tos, sakysim, sužeistosios dalies interesus. Vėlgi, jeigu aš nepripažinsiu tų baimių ir bandysiu jų vengti, kas nėra veiksminga, tai aš tikrai atsidursiu neigime, o kai kažką neigiame, tai nereiškia, kad tai išnyksta, ar ne? Jeigu mes esame, sakysime, ko priklausomuose santykiuose, smurtiniuose ir neigiame, kad ten yra smurtas, ar tai padaro taip, kad to smurto nebūtų, ar ne? Jis juk niekur nedingsta, jis lieka ten pat, mes tiesiog neturime šansų atsitraukti, išeiti iš to smurtinio santykio. Tas pats ir čia, jeigu mes neigiame savo baimės, žaizdas, savo kažkokius skausmus, liūdesį, mes neturime jokių šansų su tuo susipažinti, būti ir atrasti kažkokią harmoniją, ar ne? Ir kai mes neatrandame harmoningo santykio su savo sudėtingesniais jausmais ir pojūčiais, tai mes ir negalime likti harmonijoje su savimi. Mes tuomet turime nuolatos bandyti save išlaikyti kažkokioje būsenoje, kuri stimuliuojama išorinių veiksnių ir kuri yra nuolatos kažkokia graži ir pozityvi. Kas visiškai nėra autentiškas mūsų buvimas ir gyvenimas, mes visiškai nesam sutverti būti tik tai džiaugsme ir tik tais nuolatos dainas dainuoti, ar ne? Mes ir turime visą paletę jausmų, mes turime liūdesį, skausmą, nerimą, baimės. Ir jeigu pasigilintumėm, kam jie reikalingi, tai tikrai atrastumėm, kad skausmas padeda mums sužinoti, kad esame sužeisti ir kad dabar reikėtų galbūt sustoti ir kažką padaryti dėl tos žaizdos, galbūt atsitraukti į saugią vietą ir išsilaižyti žaizdas, pabūti su jomis, ar ne? Juk nepamatysite gyvūnijos pasaulyje gyvūno, kuris yra sužeistas ir visiškai ignoruoja žaizdą ir neigia ją, ar ne? Jie visi skiria dėmesio ir laiko tos žaizdos išsilaižymui. Tai tam mums ir duotas pojūtis skausmas. Taip pat baimė mums reikalinga tam, kad mes žinotumėm, kad mums gresia pavojus ir kad mes galėtume mobilizuotis. Pyktis mums labai reikalingas tam, kad sužinoti, kad kažkas peržengia mūsų ribas, ar ne? Ir žmonės dažnai galvoja, painioja pyktį su apmaudu, kai mes turime lūkesčių į kažką ir kažkas neatitinka mūsų lūkesčių, kad mes supykstam ant jo, iš tiesų mes jaučiame apmaudą, o tas supykstam ant kito žmogaus, kuris neatitinka mūsų lūkesčių, tai tiesiog vaikiškoji dalis, ar ne, vaikai linkę supykti, kai jiems neduoda pakankamai dėmesio, meilės ar dar kažko, kas jiems iš tiesų ir priklauso. Tai jų pyktis yra labai legalus. Ir jeigu mes būdami suaugę supykstame ant kito žmogaus, kad jis neatitiko mūsų lūkesčių, tai parodo tik vieną dalyką, kad mes vis dar turime labai aktyvų savo vidinį vaiką ir vis dar neatliepti yra jo poreikiai ir kad mes projektuojame savo vidinius tokius poreikius į išorę ir konfliktuojame su išorė. Mes ir patys patiriame kančią, kai jaučiame tą pyktį, kad kažkas neatliepia mano poreikio. Ir džiugi žinia ta, kad mes galime užsiauginti savo vidinį suaugusį, kuris atlieps
tą vidinio vaiko poreikį. Ir iš tiesų jis ir auga tuo metu, kai pamato tą savo vidinį vaiką, tada, kada reikia jį užstoti, kada reikia juo pasirūpinti, tada ne vaikas vidinis auga, bet auga mūsų sveikoji dalis, mūsų suaugęs, ar ne? Kaip pasakė vienas iš mano klientų, aš tampu suaugęs tada, kai man reikia apginti savo vaiką vidinį. Ir tai yra labai labai gražiai žodintas tas procesas, kaip tai vyksta, nes kol aš nematau to vidinio vaiko arba neturiu poreikio jo ginti, arba pats prieš jį smurtauju, tai iš tiesų aš ir nesu tas suaugęs tuo metu. Aš neturiu suaugusio, aš tą patį, mano ta smurtaujanti kita dalis, atsiprašau, ji taip pat yra ganėtinai vaikiška, ar ne? Kai mes puolame kažką dėl to, kad bijome, kad nežinome, kaip daryti reikėtų. Ir tai, ko mums visada stinga, tai yra susireguliavęs suaugęs. Tai yra tai, ko iš tiesų mes labai norėtume visi vaikystėje turėti savo aplinkoje ir kas turėjo, tam labai pasisekė. Ir susireguliavęs suaugęs yra tai, ką mes norėtumėm turėti dabartyje, savyje. Tas suaugęs iš tiesų ir auga tada, kai rūpinasi vidiniu vaiku. Na štai, tai turbūt mes galime taip teikti, kad mūsų emocinis kūnas tai yra daugiau toks vidinis vaikas, ar ne? Tos emocijos labiau susijusios su vaikiškom emocijom ir jausmais, gal taip negali sakyti vienareikšmiškai, bet liesdamiesi prie kūno, liesdamiesi prie emocinio kūno, kuris gyvena mūsų viduje, mes dažniausiai susisiekiame su vidiniu vaiku ir pažįstame jau jo žaizdas. Ir tuomet turime galimybę iš tiesų leisti jam patirti globą, leisti jam patirti saugumą, suvokti, kad kažkas yra šalia, jis nebe vienas. Nes būtent atskirtis ir vienatvė, palaikymo nebuvimas yra tai, ko pritrūkstame ir dėl ko mes užstringame tame patyrime. Na tai koks būtų mano siūlymas, koks būtų mano būdas, tai iš tiesų turėti tokią praktiką galbūt ar ne, kartą per savaitę. Mes turime grupinę kūno terapiją, Contribui platformoje, narystės pavidalu ir susitinkame online kiekvieną šeštadienį 10:30 praktikuoti tokio santykio protas ir kūnas, ar ne, galbūt net smegenys ir širdis, sąmonė ir pojūčiai. Tai kaip protas vietoj to, kad bėgiotų iš praeities į ateitį ir strateguotų, kai jis iš tiesų gali pažinti, kaip jaučiasi kūnas, kas vyksta manyje, ar ne, jis gali tiesiog fiksuoti, stebėti, ir priimti sprendimus, atliepti. Taip, tarkime, mano kūnas dabar jaučiasi nesaugus ir mes ieškome, kas galėtų duoti saugumą ir atrandame, kad štai, jeigu aš įsitaisysiu tame kresliuke, ar ne, apsigaubsiu, galbūt užsidengsiu veidą, mes klausomės, kaip kiekvienas iš pasiūlytų dalykų užpildo tą spragą. Ir jeigu pavyksta ir kūnas atsileidžia ir gauna tą potyrį, tuo metu mūsų vidinėje tokia istorijoje, vidinėje knygoje įsirašo įrašas, kad aš esu atlieptas, aš esu svarbus, o tai visada reiškia saugumą. Na ir būtent saugumas tai turbūt yra tai, kas mus veja priklausyti bendruomeniai, visuomeniai, kas mus veja būti populiariais, būti atlieptais. Nes iš tiesų, jeigu aš esu visuomenės dalis, jeigu mane myli, gerbia, aš esu sėkmingas, tai tikrai reiškia, kad aš esu saugus mūsų psichikoje. Gyvenime retai tai yra tiesa, nes saugumą į ateitį suprojektuoti nėra taip paprasta ir net jeigu aš esu finansiškai labiau saugus, tai nereiškia, kad aš patirsiu tą saugumą. Galbūt aš ir uždirbsiu daug daugiau, bet vis tiek jausiuos nesaugus ir su tuo tikrai dažnai susiduriu ir savo darbe,
Todėl galiu labai drąsiai teigti, kad saugumą mes galime patirti kūne čia ir dabar, praktikuodami kažką, ar ne, ir išmokti tiesiog pasiimti jo daugiau iš to patyrimo, bet nepririšti jo prie kažko, kas gali nujudėti, išeiti kažkur, nebūti su mumis. Arba jeigu mums tikrai labai daug pastangų reikia įdėti, kad būti santykėje su kažkuo, kam iš tiesų gal net nesame svarbus, arba esame, bet tas kažkas negali pats užsitikrinti savo saugumo. Ir mes iš tiesų daug pastangų įdedame, kad laimėti to žmogaus prielankumą, bet tikrojo saugumo taip ir nepatiriame. Tai mano būtų nuoširdus kvietimas prisijungti prie mūsų grupinės terapijos užsiėmimų šeštadieniais. Gera žinia yra ta, kad patį užsiėmimą, ne pasidalinimus, bet patį užsiėmimą aš visada įrašau ir įkeliu vaizdo įrašą, jeigu jums nepavyktų prisijungti laiku. Jeigu negalėsite turėti tokios galimybės papraktikuoti kartu su visais, tai visada galima tą padaryti vėliau video įrašo formatu. Bet leidžiant kūnui ir protui turėti tokią, sakysim, discipliną, ar ne, kas savaitę susitikti jiems abiems valandai ir pabūti ir pažinti, kaip esam dabar, kas šiandien yra aktualu, turėti saugumo patyrimų, turėti atliepimo patyrimų, tai iš tiesų po truputėlį labai procesiškai formuoja visiškai kitą asmenybę, tokią psichologinę tapatybę, ar ne? Aš galiu pastebėti, kaip moteris, kol kas mes turime tik moteris toje grupinėje terapijoje, gal taip ir išliks, nes daugiau dubens dugno akcentuota moterims praktikose. Tai štai kaip tos moteris kinta, ne? Kaip kinta jų labai organiškai, mes niekada neužsibrėžim tikslo, tu turi padaryti taip arba ne, ar ne? Galbūt dalinasi, kad man sunku brėžti ribas, arba man sunku, kad kiti mane matytų taip, kaip aš noriu, kad mane matytų. Ir ten, nežinau, po 6 mėnesių, sakysim, ar ne, praktikavimo jau dalinasi moteris, kad aš galiu brėžti ribas, kad mes štai buvome darbo susitikimo ten vakarėlyje kažkokiam, ar ne, ir aš jaučiausi, kad aš negaliu ten ir ten sudalyvauti ir aš pasirinkau save ir man pavyko. Ir iš tiesų jau pakeliavus kažkokį laiką kartu labai organiškai kinta dalykai, kai žmogus ir nori save iš tiesų atliepti ir palaikyti ir ramiai pasirenka save ir daugiau galbūt priima, atsiranda tokios vidinės taikos, nes jis priima savo ir momentus, kuriuose jis turi ir galbūt dvejonių, galbūt sudėtingi etapai, galbūt kažkur krenta savivertė ar dar kažkas. Ir ten jis išmoksta būti savo geras, išmoksta palaikyti save. Ir aš manau, kad tai turbūt ir yra mūsų didžiausias siekis. Nes jeigu mums kažkas pažadėtų, kad tu visada turėsi kažką, kas tave palaikys, tai ir būtų mūsų tas vidinis saugumo pojūtis, ar ne? Ir jeigu tas žmogus, kuris mus visada palaikys, būčiau aš, tas aš sau, tai matomai, kad tame yra daug daugiau to tikrojo saugumo, to tikrojo stabilumo. Tai suinvestuoti valandą per savaitę į save tam, kad turėti daug didesnį ryšį su savimi, tam, kad atkeliauti į tokias vidinius tikslus darniai, organiškai. Aš tikiu, kad tai yra labai minimalus indėlis, ar ne, surasti to laiko savo. Juolab, kad tai labai malonios praktikos. Tai tikrai nuoširdžiai kviečiu prisijungti ir pabūti su mumis kartu ir išbandyti. Ir aš tikiu, kad pabūvusios mėnesį, 2 jūs norėsite likti kartu, todėl kad merginos jungiasi, kas mane gal labai džiugina, kad ir vasarą, ir karštą vasaros dieną, kas Lietuvoje atrodo didžiausia šventė, ar ne, ir mes turime visi viską metę bėgti prie vandens telkinių, merginos atkeliauja į praktikas ir skaito tą laiką su savim šventu.
ir suvokia, kad dėl tos valandos ar 2 tikrai nenukentės jų diena, bet labai stipriai pasipildys tokie vidiniai resursai, vidiniai rezervuarai, santykio su savimi sukūrimas bus didesnis. Tai štai tikrai labai jūs kviečiu prisijungti, ar ne, ir bus tikrai ir įdomių labai paskaitų. Mes jau iš tiesų ir savo bibliotekoje buvusių užsiėmimų turime gana didelį kiekį įvykusių užsiėmimų įrašų, tai prisijungia prie mūsų grupės, prie Patirk kūno terapiją, grupinė kūno terapija su Laura Contribui platformoje, jūs tikrai atrasite jau ir visą biblioteką ir rasite viduje esantį mūsų kursą Nesąmoningi prisiminimai, pakeiskime juos sąmoningais prisilietimais. Tai tikrai labai stiprus kursas turintis 4 teorijos dalis, 4 praktinės dalis, nuostabi medžiaga paremta neuromokslu ir somatinė psichologija ir tikrai labai daug stiprių atradimų mes turėjom keliaudamas per šį kursą. Ir tikrai bus daug ką atrasti ir jums naujai prisijungusiams. Tai labai kviečiu, nuorodą rasite apačioje ir mes draugiškai visada labai džiugiai priimame naujas nares, tai tikrai atkeliaukite ir paskirkite to laiko savo, pabūkite su mumis, pabandykite, kaip jausitės, be abejonės, jeigu pasijusite, kad norisi kitaip, kažkas netinka, visada galėsite keliauti ir toliau ieškoti, bet tikiu, kad didžioji dauguma jūsų liks su mumis, todėl kad tai yra tokia, gal ir unikali, sakyčiau, galimybė, kur yra sujungta daugybė srovių, ar ne, ir gilieji raumenys, dubens dugno, gilieji korseto raumenys, taip pat kūno psichoterapija, kūno terapija, somatinė psichologija, neuromokslas, daug labai sričių sujungta į vieną ir kas kartą mes paliečiame iš įvairių pusių dalykus ir vis naujus ir naujus dalykus apie save atrandame ir save tarsi užsiauginame iš naujo. Tai laukiu jūsų ir iki greito pasimatymo.